Taigi sveiki sugrįžę prie mano video, čia aš ūkininkas, ūkininkas Aivaras ir šiandien nieko toliau nedarysim, nieko nepradėsim, nes vakar kaip nufilmavau, kažkas atsitiko, nežinau kas atsitiko, tai jaučiu biškį, tai kol kas dabar nieko nedarysiu, jūs apsišerti ir viskas. Nes vakar nufilmavau ten kažkaip bandyti gal kitaip, gal kažkaip ten nufilmavau ten kažkaip. Bet žodžiu, jo, tai dabar šiandien esu gyvulius apšerti, šiandien nieko nepradėsim, nes nelabai turiu laiko dar šiandien. Tai čia laukia už poryt bus video. Tai ką, einam apsišersim ir bus viskas. Nu, bet žinokit, šiandien oras, tai žinokit, pasaka, tiesiog pasaka, vasara atėjo. Gerai, nu, ką manome? Ja, šieniuko nori šienuko. Vandens turi, be reikalo atnešiu, nu, bet nieko, supilsim, bus dar daugiau. O ką tu juodoji? Juodoji, mano. Gerai, dabar supilsim vandenį ir vakar toksai labai jūsų, žinokit, mano sekėjai, labai atsiprašau, aš gal kažką blogai nufilmavau, bet aš nežinau, kas ten buvo. Mane vakar taip sunervino, supilam vandenį. Va, dabar šiandien atnešt. Pakomentuok, ar patinka tau būti šitam tvarte, ar gera, ar nieko blogo nėra. Supratau. Čia šitam avim daugiau nebekloju jau, nes čia ir tiek daug paklota. Ir čia, ir čia pavyta toks dalykas, žiūrėkit. Matot, šitus ėdžius yra toipa, nes yra kame, kodėl taip aš padaręs. Žodžiu, kaip aš pridedu šieno, jos visko vis tiek nesuvalgo, lieka tie tokie smilgaliukai, nes jų vis tiek nesuvalgo nei gyvuliai, nei avys. Tai kaip jos viską suvalgo ir lieka, tai viskas tiesiog paima. Nelaižyk mano kibiro, alio. Oi, aviokai išdykę kokie. Oi, suskienai. Visas gražiausias. Gražutis, nebijau manęs. Nu, žodžiu, kur mes ten baigėm. Tai va, kaip pridedu šieno, jos suvalgo, kas nesuvalgo, tai tik viskas paima ir iškrenta į čia. Paskui kartais sukloju viską. Bet jums taip per daug perklauta. Tai šiandien ir vėl atsikėliau su sloga, su skaudančia gerklė. Tai visada, nes vakar sušilau, kaip ten filmavau video, ten už kadrų biškį ten tvarkiausi ir perpūtį biškį gerai nuo šimšienuko atnešiu, palaukit už čia manęs. Aviukai. Ai, ta šunėkas, viską, pažiūrėkit, viską paėmęs, išdraskęs. Aš atėjau, šitą palapinį buvo išdraskyta. Kodėl čia buvo pas mane, labai kamera rasuoja, kodėl pas mane dabar galvoja ir palapinį po stalu. Tai tokia sena palapinė ir ant jos yra toks dalykas. Nu, aik tu manęs nelaiži, toks kaip brozintas, tai aš visą viršų įsipjausiu jos ir reiks visą pačiai ir aš jūs pasidarysiu brozintą, nes jis labai didelis gaunasi. Ir iš to brozinto galėsiu ten kažką, tai žiūri gerai, aš jau dvi palapinės jau suvarytės išdraskęs. Aik tu, na, pažiūrėkit. Vakar atėjau, galvoju, kad pradžius viskas gerai, dabar pažiūrėkit. Viskas dabar čia įsimals mano vidury tvarte, viskas įsimals čia. Karačia, ką papasakau dar turiu. Čia pradėjau vasarą valyti. Čia kažką, patylė, čia prieš gal kaip aš dar gimęs nebuvau, šitam tvarte kaimynas laikė kiaulės. Ir čia palikau visą mėšlą. Ir aš pradėjau čia viską, kaip matot, valyti, ir čia po daug visokių mėšlų daug paveikų. Tai aš tos paveikus metu į šoną. Ir čia dar atmečiau, kurių man reikalingi. Ir galvoju, ai, čia įsivalysiu bus avim, gerai, žinot, laikyti avim ir dabar pažiūrėkit, kiek apsėmė. Pažiūrėkit, matot, kas čia daros. O dėl to, nes, palaukit, va, šitas trukdo ir čia plius stogo nėra. Tai tėtis sakė, turi šitą sutvarkyti, tada stogą sutvarkyti, su normaliai sudėti. Ir tada tvarkysiu šitą tvarką, nes kitaip aš netvarkysiu, nes net neapsimoka. Pažiūrėkit, čia baseinas, galite maudyti žiūrovai, jeigu norit.
Tai tiesiog žiauru yra. Čia irgi, va, čia reikia stogo dėti. Nėra stogo, reikia tada tauti tokį kraigą. Nes nėra kraigo, prilyja, šlapia, dumlas, įsimala ir gaunasi pizdėts, nesikeikus. Tai čia va praeitam kadrė, man atrodo, jums rodžiau, nerodžiau, neatsimenu, dabar antrą kartą parodysiu. Čia buvo šiandien, dabar viskas sustumu į krūvą gražiai. Ir čia bus rulonam dėti vietą. Tai va, vadžiu, viskas, einam šeitas toliau, žinau, gyvų. Paskui dar šakės pamiršau. Tai aišku, kad pamiršau. Bet tikiuosi šis vaizdo įrašas nebus atbulas. Maldauju, kad nebūtų atbulas, nu žinau, kad normaliai filmuoju. Ir parašykit komentaruose, kas tais man komentarais negerai. Aš eini vakar tik įjungiu komentarus to video, kurį įkėliau tą video, tipo, kur tas atvežęs ir įjungiu komentarus, turėjau 2 minutės komentarai išjungti. Aš žinau, gali jums rodo, kad viskas gerai, tipo, kad įrinkti, bet man tai, pavyzdžiui, rodo, ai, čia irgi apsiamta viskas. Ar įjungti, ar ne, tai parašykite komentarą, ar jums būna išjungti komentarai, ar ne. Tai būtinai parašykite. Tai jo, gerai, man praušėtis. Nu, nieko. Kovas nieko. 3 mėnesiai tau buvo duota. Dar tu neįsiėliuoji. Ką čia darai? Kasaisi? Kasasi, gera, voki. Šiandien, aš į čia, nu, a tu palik mano šunį. A, tu tai bando šunį, va. Gali matyti, bando ant šunį šokti. Tai štai, kaip atnešu šieno, tai čia 3 dienom vakarą. Atnešiau šitą šieno. Tai čia 3 dienom bukiu. Vandenio turi? Jeigu neturėsim, tai nesim iki namų, bet eisim žuvom, paudyti, kaip aš vandenį įsim iš šulnių. O tu ką gero turi? Tu da vandens turi, bet tau šienuko reikia, jo? Šienuko. Gera vuki. Gera vuki. Gera. Čia tai irgi darbai laukia ir laukia. Ūkininko gyvenimas nėra. Nu, kur tu ten lendai, tai čia turi? Jau matot, bando visus šunis susibendraut. Taip dar nematęs. Čia irgi. Dabar nešala laukia, apsėmiai, liko dumlas. Viskas, va, pažiūrėkit, va, įsimals ir vėl reikės pilti vyro. Pripilsiu iš vyro, pradėjus lyt, sulis, košį ir vėl negerai. O lyt dėl to, nes aš nežinau, čia viskas normaliai, matot, lubos yra. Gal per šitokius va, tarpelius bėga, bet nežinau, ką yra čia. Nežinau, oi, kur aš šiandien tą tvarką. Torai, žiūrėkit, gražiai su avim kalba. Sucypiai pirmą atėjo prie, kad kalba su avim. Nu, dabar nebematysit, nes prieš kamerą gėdinas. Saulė šviečia, išgerti kviečia, kaip sako. Aš dabar tokią nesąmonę gausiu, kad čia man įsimalį. Ir aš dabar eidamas dar daugiau išmalų. Dabar kuriu čia padėti ir čia sustabdyti. Nu ką, čia aš sustabdau video, nes neturiu kur kameros dėti, pasėsiu kažkur. Ir toj grįšiu, nes einu, pasiimsiu šie, nuo ko. Tai va, pasiėmiau šieno, nelabai kaip turiu. Vieną ranką filmuot kamerą turiu, kitą ranką turiu šieną, nes nelabai kazanas čia. Tai čia, žinokit, šeriuosi kokias valandą su pusė, taip, žinokit, kiekvieną rytą šeriuosi. Nu, kartais, net nežinau, gal kad 20 minučių vieną, kad buvo šeresnis, nieko, paėkavim nereikėjo. Nu, kad aš laiką daug prisinešu, daug laiką, nu, ja, bitvai man dar šakės liko. Kaip mane taip nervina, kaip reikia daugiau rankų man. Va, kaip skaniai valgo. Nu, ar patenkite, ar gali pakomentuoti kažką? Gali pakomentuoti, ar patenkite? Aiškiai, patenkite. Visas dabar šinotas grįšiu į kambarį. Einu, mums gal žiūrėti. Vakar mačiau, kad vienas jau pakilo, vienas subscriberių ten pakomentavo, tai ačiū. Ačiū tau, kad prenumeruoji ir ačiū visiems kitiems, kas prenumeruoja. Labai dėkingas.
Dėl to filmuoju labai ilgesnius video. Tai ką, gerai, varom toliau. Dar šitą pakomentau, kad pirma lietuviai, man atrodo, tai gal sumaišiai, nes aš lietuvis, ne lietuviai, tai nepakeitės lyties. Nu, ką tu čia dabar jau bandau pereiti. Ir gal žinau, kad kitam video, ten tvarkysiuosi. Gal dar 2 video, kaip ten tvarkysiuosi su numeriai, tai gal dar kitam video, kaip gal avis jau leidžiu į lauką, nes jau, nu, dabar žiūrėkit, aš dabar galėčiau avis išleisti į lauką, bet aš dabar negaliu, nes dar žolė žydė, žolės nėra. Ir tai jau nebus ką valgyti. Va, šieną, sakau šieną, va, vandenį. Nu, ką tu čia grauži mane? Vandens neturi kad ne. Nu, ko tu čia dabar grauži mane? Nu, kur eini, kur. Eik tu negraužius. Skanus dėl to graužė. Dabar eisiu vandens prisipina, gal iš vandenio galvoju, tai iš šulnio čia dabar. Torai, ką palika ten, neša jis jau iš karto. O tai šuo. Sargus, bet labai viską kramto. Ateik čia, Torai. Tai kas dar nežinau, tas savo šunų nerišu prie būdos. Nes man yra gaila, nes jūs dabar pagalvokit, šunį nuo mažens laikyti prie būdos ir jis gyvenimo nematęs. Tas pats žmogų prieš prie būdos. Tai niekad šunių nerišu prie būdos, nes man gaila jų. Jie va, niekur nebėga, prie namų vaikšto su manim viskas okei, tai nieko nerišau, va. O laimingas, niekur bėga iš namų, labai sargus, nekanda, viskas gerai čia su jais. Palalat, tai čia reikia šiandien. Nu, žinokit, čia jau gal užteks jau šiandien viską apsišėriau jau. Dar, gal tai dar biškį šienos nešiu ten, nes reikia ir viskas. Tai ką, susitiksim kitam video, tai dar kartą labai atsiprašau visų, kad dėl to nes ten kažkas blogai nusifilmavau, nežinau pats, aš kažką daryti, kažką žiūrėti, arba tą vaizdą aš ištrinsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir ačiū, kas toliau mane prenumeratoriai, kas mane prenumeruoja, kyla, labai smagu, peržiūros didėja, subscriberiai kyla, laikai kyla, labai smagu. Ir va, ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate, susitiksim kitam video. Čiau.